Raumuo pastoviai yra susitraukęs, jisai neatsipalaiduoja, ko pasikoje vyksta uždegimas ir raumuo pradeda trumpėti. Tie patys vairuotojai, pas jūs labai daug yra epikondylitų dažnai, nes jie laiko fiksuotai vairą, dilbių raumenys pastoviai yra įsitempę, neatsipalaiduoja, vyksta, sakau, pervargimas ir su laiku raumuo trumpėja. Taip pat ir tie žmonės, kurie, tarkim, daug sportuoja, labai greitai pas juos didėja raumens masė, ta pačia dilbių, tai raumuo didėjantis, normalu, kad jisai susitraukia, atsiranda perkaros į tą vietą, kur raumuo per sausgyslę tvirtinasi prie kaulo ir vyksta jo uždegimas. Tai mūsų iš tiesų tikslas yra vienintelis - ištempti raumenis, kur yra specifiniai pratimai ir irgi žmogus tos pratimus turi daryti visą gyvenimą. Aš pats epikondilitą turiu jau 5 metus, bet aš puikiai su juo gyvenu, aš sportuoju, man neskauda, 3 kartus į savaitę darau tempimo pratimus ir visiems pacientams visada pasakau, kad reikia mankštinti abidvi rankas. Jeigu net niekas neskauda, viskas yra labai gerai, gražu, vis tiek 3 kartus į savaitę žmogus turi tos pratimus atlikti, nes vėl atsiras, sugrįš ir visada sakau, sugrįš su kaupu,